Sveiki visi, kągi sveikinuosi iš savo dirbtuvėlių garažo ir bedirbdamas sugalvojau padaryti video, nes daug buvo rašančių žmonių, kurie teiravosi apie vėjo jėgaines, apie kainą. Tai nusprendžiau padaryti tokį video apie pačio generatoriaus kainą. Tik tais medžiagų, be darbo, be nieko, pačios medžiagos, kiek kainuoja, sakykime, 2 kW generatoriui pagaminti. Tai esu čia susirašęs visas dalis, iš kurių yra padaromas generatorius. Tai pirmiausia galim eiti, parodysiu patį generatorių. Štai pats generatorius. Čia turiu menį be stabdžių, be jokių pačios jėgainės rėmų, be nieko. Pats šitas generatorius, kiek kainuoja savikaina įsigyti medžiagas, be darbo, be virinimo, be dažymų, be vario vyniojimo, žodžiu, be dėjimo, be nieko. Tik tais medžiagos. Statorius, špilkos, blynai, guoliai, ašis, rotorius, magnetai, varis, kampai, varžtai, žodžiu, visi šie dalykai, kiek kainuoja pagaminti generatorių. Be darbo. Galim pasižiūrėti mes. To apsuksiu kamerą. Žodžiu, gal padarysim taip. Uždengsim pirmiausia kainą. Tuo paimsim gal su šituo. Na va, sakykim. Kas įeina į generatoriaus gamybą? Tai bus magnetai, rotorius, ašis, statorius, špilkos, blynai, guoliai, elektrokartonas, varis, kampukai, varžtai, lakas, klijai, špaklius ir visas atsiuntimas ar kelionė, sakykime, jeigu reikia medžiagas pasiimti. Tai vat, be darbo. Taigi, pradedam. Magnetai. Būtent šito generatoriaus 16 polių, 16 magnetų kainuoja 265 eurai. Rotorius ištekinti 100 eurų, ašis 10 eurų, statorius tebūnie 50, bet galbūt ir brangiau truputėlį, špilkos 20 eurų, blynai 30 eurų 2 vienetai, guoliai 2 vienetai, na, pas mane yra įdėti 3, bet tebūnie 2 vienetai, tai 15 eurų, elektrokartonas 10 eurų, varis 4, praktiškai 5 kg, tai 100 eurų, kampukai, varžtai visi 5 eurai, lakas statoriui išmirkyti specialus 5 eurai, klijai magnetų naudoju Metalbond 2 pakuotės išeina 10 eurų, špaklius užpakliuoti magnetų tarpelius, na, tebūnie 3 eurai mažiukas indukas. Ir siuntimas visų, sakykime, prekių, ką reikia atsisiųsti. Tai apvalinam 27 eurai. Ir viso šito gėrio, viso generatoriaus medžiagų, kaip primenu, be darbo medžiagų savikaina yra lygi 650 eurų. Tai va, ką norėjau pasakyti, tai kad daug kas klausia, kiek kainuoja pagaminti vėjo jėgainę. Tai matot, kiek pats generatorius atsieina savikaina medžiagų. Tai neskaitant dar visos raikto gaminimo medžiagos, sakykime, jeigu ir metalinis raiktas,
visos skardos, nerūdijančio plieno vamzdžiai, vadinami landžeronai, kur į mentes dedasi, kniedės, flanšas ištekintas, įvorės, po to, sakykime, visos jėgainės metalas, guoliai ant ašies, skarda, kuri dedama ant uodegos, po to kapoto skarda, kokas, po to visokie dangteliai. Čia be stabdžių sistemos, kaip pas mane dabar padaryta, stabdžių sistemos neskaičiuoju, bet jeigu dar darant stabdį, dar papildomai vienas stabdžių diskas blynas, išpjautas lazeriu, stabdžių suportas, rankenėlė, elektrinis varikliukas, tas pats ir, sakykime, su nulenkiančia uodega, tai dar papildomi guoliai, dar papildomas darbas ištekinti guolių laikymo, žodžiu, vietą, pats varikliukas, na, žodžiu, labai dar daug ko nepaskaičiuota, turiu menį visai jėgainį, jeigu paėmus, šito neskaičiau, bet aš vien paskaičiau, kad, kaip matėt, to generatoriaus kaina, savikaina medžiagų 6,50, o kur dar visa kita, visos medžiagos, ir nešneku apie darbą, kurį aš turiu padaryti, viską pats suvirinti, suklijuoti, surinkti ir panašiai. Tai vat, dėl to ir, sakykime, imdavau už 2 kW jėgainę ten apie 1700–1800. Tai dabar šiuo metu netgi nedaryčiau už tokią kainą, nes paskaičiavus visas medžiagas, visos jėgainės, tiek generatoriaus, tiek visos jėgainės, tiek sraigto, tai ir sudėjus dar darbą dienų, tai man gaunasi už dyką daryti. Žodžiu, jokio tikslo nėra, tai čia gaunasi toks kaip hobis ir žmogui padaryti vėjo jėgainę. O ką paskaičiuoji, praleidi prie praleisto laiko dirbant, tai ten gaunasi dieną po 5 eurus, po 10, tai čia realiai geriau tada gulėti lovoje ir kavytę gerti šiltai savo negu kažką daryti. Žodžiu, dėl to ir nenustepkit, nes daug kas skambina, daug kas rašo, vieniem pasakai kainą tinka, kitiem žmonės įsižioja ir po to lygina su kinietiškom jėgainėm ir sako, kodėl Kinijoje galima nusipirkti 2 kW jėgainę ten už 400 eurų. Tai, kaip aš sakau, pirmin pirkit už tos 400, bet jeigu jums ta 2 kW vėjo jėgainė kiniška už 400 prie 10–12 metrų išduos tuos 2 kW, tai aš jums nupirksiu tada dar dovanų tokią pat. Nes kiniškos jėgainės yra visiškas absurdas, ten yra gaminama konvejeriais, gamykloje ir ten yra žmonių, kaip sakant, pudrinimas. Pats esu turėjęs 2 netgi. Vieną turėjau 800 W, kitą berods kilovatinę, tai ką aš iš jų mačiau. Tai 800 W jėgainė prie 18, turbūt 20 metrų vėjo, jau galima sakyti, jau uraganinio vėjo, toks vėjas, 18–20 metrų, man jinai parodė 150 W, ką aš iš jos daugiausiai mačiau. Po to turėjau, man atrodo, kilovatinę, tai daugiausia gal buvo išdavus 300 W. Tai, žodžiu, kaip sakant, kas perkasi vėjo jėgainę, tai gaunasi taip, kad išmetat pinigus į balą, nes aš jau šitą supraėjęs, yra daug mano video apie tas kiniškas jėgainės, netgi su gerais kontroleriais, jos nieko gero neišduoda. O šitos mūsų gaminamos jėgainės, jos žymiai yra
efektyvesnės ir jos tikrai, sakykime, prie 10-12 metrų vėjo išduoda savo 2 kW, aišku, su gerais kontroleriais, turi būti normalūs kontroleriai, irgi nekiniški ir turi būti vieta neapsodinta medžiais, ne vidury miestų, ne kažkur tai tarp kliuvinių, nes jos tada, kaip sakant, irgi nedirbs, vėjo jėgainė sukinėsis į visas pusės, blaškysis ir nieko neduos, nes tai yra jau įsitikinta ne vieną kartą, kai žmonės nusiperka jėgainės ir pasistato, sakykime, gyvena vidury miesto, nuo savam name, iškelia ten 6-8 metrus, daugiau neišeina, neleidžia sąlygos ir tos vėjo jėgainės neveikia irgi. Tai ką noriu pasakyti, nes daug kas skambina irgi klausė, turėjau skambutį iš Vilniaus. Žmogus norint kažkur nuo savam name pasistatyti, irgi ten, sako, maksimum galiu 6 metrus kelti, tai kaina išduos tokią jėgainę 2 kW, ten kiek prigeneruos per mėnesį, per metus ir panašiai. Tai čia yra labai daug niuansų, daug faktorių, kurie lemia visą generacijos, kaip sakant, darbą. Ir nuo vėjo priklauso, ir nuo vietovės priklauso, ir nuo oro sąlygų, nuo kliuvinių, nuo kiek iškelta jėgainė į aukštį, nuo kontrolerio ir taip toliau. Nes pas mane, patys žinot, kas matot mano video, aš gyvenu sodyboje, atvira vietovė, pas mane vėjai tikrai nemažai yra. Šiandien, pavyzdžiui, irgi sninga, vėjukas kokie 6 metrai ir jisai pastoviai pučia, nėra jokių kliuvinių ir visai kitaip dirba vėjo jėgainė, palyginkim su miestu. Dar buvo klausimų, kiek galima iškelt į aukštį, tai pagal naujus mūsų Lietuvos įstatymus galima kelt iki 25 metrų į aukštį, iki 30 kW galios jėgainė. Bet plus turi būti, sakykime, jėgainė iškelta 20 metrų, tai nuo jėgainės stulpo bokšto turi būti į visas pusės tiek pat atstumas iki kaimynų, sakykime. Jeigu ten mieste keliat jėgainę, žodžiu, turi nuo stulpo būti toks pat atstumas į visas pusės iki kaimynų, kiek yra iškelta vėjo jėgainė. Tam, kad jeigu kristų stulpas, sakykime, ten ar kažkas būtų, kad neįkristų į kaimyno teritoriją. Seniau būdavo galima kelti tik 10 metrų ir neatsimenu, berods tik iki 2 kW jėgainės ar iki 5, ten kažkas tokio. Bet dabar tikrai žinau, kad galima, kaip Ukrainoje, iki 25 metrų keltis jėgainę. Tai dėl to ir sakau, kuo aukščiau, tuo geriau, vėjai stabilesni. Jeigu tik įmanoma iškelt kuo aukščiau, tuo kelkite aukščiau jėgainės. Nes mažam aukšty vėjas vis tiek veikia ne taip kaip aukštai. Ir kuo žemesnis vėjas, žodžiu, yra blaškymai jėgainių, jėgainė sukinėjasi ir sunkiai gaudo, sakant, vėjo kryptį, kai mažas aukštis. Dideli užstojimai vėjo, kliuviniai, gaunasi tada sūkuriai, antvėjai vadinami ir panašiai. Kitas klausimas buvo apie vertikalias vėjo jėgainės. Tai daug kas klausia, kodėl nedarot, ar ten kodėl nestatot vertikalių vėjo jėgainių, o horizontalės. Tai dabar aš paklausiu jūsų irgi tokio klausimo, kodėl nėra pramoninių vėjo jėgainių pristatyta visam pasauliu kaip horizontalių, kaip dabar yra vėjo jėgainės. Todėl, kad vertikalės yra visiškai neveiksmingos ir iš jų nauda yra praktiškai nulinė. Jeigu, sakykime, paimkim tą pačią vėjo jėgainę, 1 kW, ten 2, nesvarbu, iškelta 10 metrų aukštį ir šalia tokia pat vėjo jėgainė, tik tais vertikali,
na, su tokiu pat generatorium, iškelta irgi 10 metrų aukščio, tai horizontali vėjo jėgainė, sakykime, išduos savo kilovatą prie 10 metrų vėjo, vertikali su tokiu pat generatorium, nu, išduos maksimum 300 vatų. Tai dėl to ir niekas jų nedaro, niekas nestato vertikalių vėjo jėgainių, nes ten sraigtas, kaip sakant, visa turbina visai yra kito tipo, yra labai didžiulis pasipriešinimas sukimo momentų, žodžiu, ir nepirkit, nedarykit, negaminkit, nevarkit su vertikaliom vėjo jėgainėm, absoliučiai. Nes labai daug žmonių nusiperka, aš jau nekalbu apie kiniškas horizontales vėjo jėgainės, bet prisiperka vertikalių, ten 200, 400, 600, 800 vatų jėgainės ir jos sukasi tik tais tam, kad suktųsi. Ir aš kaip sakau, gaunasi kiemo puošmena, o naudos yra nulis. Taip, jos dirba tyliau, sukasi tyliau, žymiai tyliau, bet naudos yra absoliutiškai nulis. Tai kam pinigus mesti balą, jeigu galima pasidaryti normalią vėjo jėgainę. Yra patarlė, skupus moka 2 kartus. Tai patikėkit, aš jau perėjęs visą šitą nuo savo pat pradžių, kaip sakant, gaminamos savo elektrinės. Kažkada pradėjau gaminti, kaip sakant, pasidariau pirmiausia 12 voltų sistemą ir nuo to prasidėjo, kad buvo 2 akumuliatoriai mašininiai, kontroleris, ten tas mėlynas mažiukas ten už 10 eurų ir saulės panelė viena, man atrodo. Tai vat prasidėjo toks mano kelias, kaip sakant, į alternatyvą, į savo elektrą. Ir aš kol perėjau, išbandžiau ir 12 voltų, ir 24 voltų sistemą, kol perėjau galų galen 48 voltų sistemos, tai paskaičiavus aš būčiau, ką dabar turiu savo visą elektrinę namuose, tai būčiau 2 gubai geresnė pasidaręs iš vieno karto, kaip sakant, negu ką žaidžiau nuo mažų ir netinkamų dalykų. Tai tas pats ir su vėjo elektrinėm, kaip sakant, vėjo generatoriais. Nepirkit, nepasimaukit ant šitų dalykų, kad ten 300-400 jėgainė, plus kontroleris kiniškas, ten 100 eurų tebūnie. Ir ta jėgainė jums ten suksis ir duos savo tos 2 kilovatus. 10 kartų jinai mažiau duoda, negu jinai yra deklaruota. Ir ten netgi dokumentuose rašo, kad ten jų vėjas 30-50 metrų, tai ten nežinau, gal Kinijai, kur kalnuose tokie vėjai ir vyrauja 30 metrų. Ten gal jos ir išduotų prie tokių uraganų. Na, pas mūsų tokių vėjų nėra. Pas mūsų, sakykime, vidutinis vėjukas yra 5-6 metrai. Vidurkis paskaičiuotas, čia irgi priklauso, aišku, kur. Kiek man žinoma, sakykime, Vilniaus rajone apskrity yra mažiausia vėjota Lietuvoje. Daugiausia, aišku, yra pajūris. Pajūrė tai ten yra superinis, kaip sakant, oras, ant vėjo jėgainių vėjai dideli. Bet neužmirškim tokį dalyką, kad vėjo jėgainės irgi turim prižiūrėti ir neleis suktis jom prie uraganų, nes na, jos irgi skaičiuotos ne tokiem vėjam. Tai dėl to aš, pavyzdžiui, savo jėgainės leidžiu suktis, sakykime, ten, na, aišku, čia priklauso nuo vėjo jėgainės. Viena jėgainė gali suktis 300 sūkių per minutę, kita 500, kita 1000 gal. Tai bet turiu menį, na, vis tiek maždaug leidžiu, neviršiju 15 metrų vėjo per sekundę. Nes kam ją laužyt, kam ten ją draskyti, kaip sakant, kad pamatyt kažkokius skaičius didžiulius. Nes esu padaręs, sakykime, kilovatinę jėgainę, kuri buvo skaičiuota iki 10 metrų vėjo kilovatą. Tai kažkada yra dar video, kažkada
gavosi taip, kad išvažiavau į Panevėžį, man atrodo, ar kur, ir užėjo vėjas, ten buvo tikrai didelis, 18-20 metrų, galvojau, kad nerasiu aš tos jėgainės grįžęs, bus išsitaškius, bet būdamas Panevėžy įjungiau programėlę, per kurią matosi kontrolerio darbas, ir 1 kW jėgainė maksimum išdavė 2 kW 850 W. Aišku, vėjas tai buvo, sakau, 18-20 metrų. Ir sūkiai buvo tos jėgainės skaičiuoti 5-600, kad jinai suksis daugiausia, o sūkiai buvo netgi 1000 ir virš 1000. Ir kągi, grįžęs namo, radau toliau dirbančią vėjo jėgainę. Aišku, jau visi tenai balastai buvo įsijungę, tai netgi oriniai tenai, tie vadinami balastai, buvo įkaitę iki 400 voltų, tai įsivaizduokit, kokia galia, ir vėjo jėgainė nesudegė, niekas nebuvo. Bet, čia nerekomenduojama, nes paprasčiausiai sudegs apvijos, dėl to, kad nėra skaičiuota ant tokių, kaip sakant, galingumų. Ten trumpalaikiam tai, bet jeigu ten visą dieną jinai suksis viršydama savo galę 2 kartus, tai paprasčiausiai sudegs apvijos ir galų gale būna taip, kad net užsidega vėjo jėgainė ir tada jau ir magnetam bus šakės ir visai jėgainiai. Kągi, toks video, turbūt ką norėjau papasakojau, kad žinotumėt maždaug plius minus savikainą. Sakau, visos jėgainės neskaičiavau savikainos medžiagų, parodžiau, kad vien generatorius savikaina medžiagų išeina 650. Tai dėl to ir nenustebkit, kai paskambinsite, paklausite kainos vėjo jėgainės, tikrai nesitikėkit, kad ten bus kaip kiniškos 400-500 eurų. Bet užtat jos veikia ir jos yra daug geresnės negu kiniškos. Aišku, turi būti kontroleris geras. Jeigu reikia kontrolerių, kreipkitės, padėsiu. Geri ukrainietiški kontroleriai, kurie tikrai yra vertinami visam pasauly, visi naudoja, ir kiniškas kontroleris mesti šoną absoliučiai, nes ten aplamai ten yra MPPT kontroleriai, jie yra visai kitaip jie veikia. Praktiškai, ką nusipirkat kinišką kontrolerį, tai tas pats, kas būtų pajungti vėjo jėgainę per diodų tiltelį tiesiai į akumuliatorius. Ten tik tais, kad yra tam kontrolerį, sakykime, įdėta relė, kuri sustabdys viršijus voltažą ar ten pasikrovus akumuliatorių ir taip toliau, bet iš jų naudos yra 0. Tai chebryte, viskas, baigiam šitą video ir taip gavosi ilgas. Kam kils klausimų, rašykit, komentuokit, dėkit laikus, prenumeruokit kanalą, dalinkitės. Ir gal turit kažkokių pageidavimų, pasiūlymų, kažkokį video padaryti, papasakot apie kažką daugiau. Galėsiu padaryti ir susitiksim kitam video. Visiems iki.